Labas rytas, draugai, po Liepojos tyrinėjimų porą dienų likau pajūryje, Klaipėdoje, Palangoje, Šventoje. Kelionės nefilmavau, nes jau esu Klaipėdą gerai ištyrinėjęs, tai galit pasižiūrėti mano kituose video. O dabar leisiuosi žemyn nuo Klaipėdos iki pačio Šilutės. Sveiki atvykę į mano kelionę po vieną gražiausių Lietuvos kampelių Kuršių marių pakrantę. Pradedu nuo Priekulės, keliausiu per Dreverną, vėjo vandens sportų rojų, Svencelę, stabtelsiu Kintuos prie apžvalgos bokšto, aplankysiu Šturmo švyturį, pasinersiu į paukščių stebėjimo magiją Ventės ragą ir tada užsuksiu į Šilutę, mažosios Lietuvos širdį ir galiausiai pasieksiu Uostadvario švyturį. Tai ne tik maršrutas, tai kelionė per gamtos grožį, istoriją ir ramybę. Prisijunkite prie manęs ir keliaukim kartu. Na ką, štai ir atvykome į Dreverną, dabar eisim link Drevernos apžvalgos bokšto. Čia labai graži prieplauka, didelė stovėjimo aikštelė, kavinė, restoranas, taip pat lenta, ant kurios vyksta visi renginiai, labai gražus uostas. Taip pat galima, jeigu nori pasiplaukioti, yra galimybė čia su laivu po Kuršių marias, visi laikai, 13, 15, 17 valandą. Visa administracija, registratūra, labai dailus uostas, Vėtrungės man kažkiek irgi Nidą primena, toksai jaukus uostukas. Tai dabar eisim link to pagrindinio apžvalgos bokšto pasižiūrėti. Aišku, norint su laivu praplaukti, tai Dreverna, Svencelė, Vilhelmo kanalas, Dreverna. 9 eurai kainuoja suaugusiam, vaikam 5 eurai. Išvyksta 13, 15 ir 17 valandų, bet panašu, kad nieks dabar neišvyksta, nes sezonas baigėsi ir nieks nebevyksta. Nu, nebent gal savaitgalį, nes aš dabar, kai atvykau tai darbo dieną, tai jo labiau antradienis, kas čia bus. Bet šiaip fainas dalykas, tokia pasiemi. Apiplaukiai, da papasakoja kokią vieną kitą istoriją. Gal ir faina tokį gidą pasimti. Aišku, jeigu pavargot, galit atsisėsti, yra padarytos kėdės. Oi, tokiem pensininkam kaip aš. Bet šiaip labai gražu, vertas dėmesio. Vienas gražiausių bokšto, ko gero. Nes, tikrai vaizdai atsiveria, tai vau. Būsit, užsukit, bet matosi daug žmonių praeita. Konstrukcijos nebe tokios tvirtos, bet šiaip viskas labai gražu. Tai jau lenda. Atrodo, net ir nesinori dabar nulipti, kai tokia. O liptai visada greičiau. Aišku, bet man tai, sakau, biški bado akis, tokia visas barškantis kažkoks, sibuojantis bokštas.
toks jausmas, kad biški pavargęs nuo žmonių srautų. Ir iš tikrųjų, kad ir nulipimas toksai nėra labai jau seniau kiti paėmė nulipę, čia tai viskas kiaura ir šiaip toks bado visokie va siubuojantis dalykai, judantis, barškantis. Gal čia tik sutepti reikia. Tai va, toks tas bokštas. Vertas dėmesio, jeigu būsit, būtinai užsukit. Tai va, iš Drevernos tiek, važiuojam toliau palei Kuršių marių pakrantę. Važiuokite į šiaurės vakarus, tada pasukite dešinėn. Dar vienas trumpas sustojimas į Svencelės uostą. Iš tikrųjų čia rojų žemėje, nes čia yra salose padaryti va tokie gyvenami namai realiai. Tai čia mačiau yra skelbimų, yra kas ir parduoda namus, tik aišku, kainos jau bus, man atrodo, beveik gal 6 ženklės. Nes matosi pro namų langus Nida, kanalai, prieplauka. Nu tai čia yra toks kaip ir rojus visiškai žemėje. Tokie visi vienodi kotedžiukai 2 aukštų su ant stogo terasėlė. Šiaip gražios vietos. Dar jeigu turi kokią mažą jachtukę, gali nuvaryti iki pat Nidos va tiesiai. Nes čia, sakau, Nidos kopos matas. Nu, kaip sakant, rojų žemėj. O įdomumo dėlį reikės paguglinti, kiek namas va parduodamas Svencelėje kainuoja. Toks nedidukas, 42 kvadratų. Na ką, po įspūdingo Svencelės uosto gyvenamųjų namų kvartalo atvykau į Kintus. Kintuose irgi trumpas sustojimas. Čia yra Kintų apžvalgos bokštas. Einam pasižiūrėti prie Kintų apžvalgos bokšto su vaizdu į marias. Trumpas sustojimas, bokštas nedidelis, vos kaip kelių aukštų namas. Pasižiūrėsim, koks vaizdas atsiveria į marias ir važiuosim toliau žemyn palei Kuršių marias. Kintuose nėra tas bokštas labai įspūdingo dydžio, kaip iš antro aukšto balkono žiūrėtum, bet vaizdas vis besikeičiantis, jau iš tos pusės matau Nidos kopos, ten toli matas, šiaip gražu. Jeigu važiuojant pro šalį, būtinai užsukit, nes išpuoselėtas kempingas, viskas nupjauta, gražu, graži prieplauka, galima nusimaudyti, yra persirengimo kabinos, gelbėjimo ratai, supynės. Šiaip tai smagi vieta, vien gamta, ramybė, tie, kas išsilgo ramybės, tai čia šitie kraštai pats tas. Labai gražu iš tikrųjų čia. Tai ką, lekiam toliau, važiuojam toliau. Kai daugelį rajonų atvyksti, tarp pramogų yra basų kojų takas ir visur reikia mokėti pinigus. O čia basų kojų takas va įrengtas, kiek norit vaikščiokit, visiškai nemoka. Super. Keliai važiuojant link Šilutę, link Sakučių. Klaipėdiškiai rekomendavo, kad čia geros rūkytos žuvies galim įsigyti. Link Venskų kažkur važiuojant. Nu, pasižiūrėsim, ar tokia gera. Suradom. Pagal Google Mapsus reitingas visai neblogas. Pažiūrėsim, ką jie čia turi. Pataisytas actu čia ir... O skumbrės aliejų pas jūs nėra?
Na, štai ir atvykome į Ventės ragą, Lietuvos pakraštį, Lietuvos patį galą. Ventės ragas tai tikras rojus ornitologams. Čia veikia viena seniausių paukščių žiedavimo stočių Europoje. Įkurta 1929 metais profesoriaus Tado Ivanausko iniciatyva. Rudens rytą pro čia gali praskristi net iki 300 000 paukščių per parą. Kažkoks kosmosas, jaučiu neįtikėtinas renginys čia turėtų būti. Na, už mano nugaros Ventės rago švyturys, kuris yra pastatytas dar 1863 metais, yra vienas iš nedaugelio Lietuvoje, į kurį dar galima įlipti. Nuo jo viršaus atsiveria kvapą gniaužiantis vaizdai, Kuršių nerija, Nida, Preila ir net Nemuno atšaka. Nežinau, ar tai tiesa, bet esu girdėjęs, kad dar 14 amžiuje čia kryžiuočiai pastatė Videnburgo pilį ir bažnyčią, kurios vėliau buvo sunaikintos marių bangų. Tai vadinasi, ši vieta saugo ne tik gamtą, bet ir istorijos paslaptis. Nu, pasižvalgius po šią teritoriją, apžiūrėjus žavų švyturį, būtina nueiti šituo molu iki pat galo. Nu, o po viso pasivaikščiojimo po Ventės rago yra, kaip sakant, bonusas vyšnia ant torto, tai užlipimas ant pačio švyturio viršaus. Nu, ir senais plytiniais išsikraipiusiais laiptais bandom įlipti viršų. Aišku, reikia žiūrėti, kur koją dedam, nes galim parkrist ir užsigauti. Nu ką? Tai va tokie, o dabar metaliniai va tokie laiptai. Dar porą spiralių ir būsim viršui. Gerai, bandom dabar šitais laiptukais palipėti. Nu, pasižiūrėkit, kokie fantastiniai vaizdai. Įlipus į šitą švyturį, visas grožis kaip ant delno. Aišku, nejauku galbūt tiem žmonėm, kurie yra, aukštoki, nes aš pats esu beveik 1,70 m ir žemiau pilvo yra turėklai ant šitą švyturę. Tai, aišku, nėra čia labai aukštai, kaip 2-3 aukštų namas, bet, aišku, vėjas didokas, bet šiaip labai gražus vaizdai. Fantastika. Ir tai būtinai ant šito bokšto dar pasidarysiu atsiminimui nuotrauką. Tai va, toks tas, kaip sakant, Ventės ragas. Verta vieną kartą gyvenime čia pamatyti, nes nepaprasto grožio ramumą. Vanduo. Aš suprantu realiai biškį, kodėl čia paukščių traukia. Nes ant kiekvieno kampo yra šermukšnių uogų, šiaip bet kokių uogų krūmų, tai čia bet kokiu atveju yra, aš nesu ornitologas, bet atrodo, kad čia specialiai irgi, kaip žinota, specialiai padaryta paukščių traukos vieta, nes čia toks kaip ir pati žemės pradžia ir čia, kur paukščiai jau gali pailsėti, nutūpt. Ir čia pilna visokiausių uogų krūmų. Tai jiem čia, kaip sakant, jie ir pasistiprina, ir maisto gauna. Tai va todėl, kaip sakant, ir tiek 100 000 paukščių čia dėl to ir praskrenda. A few minutes later. Na štai, atvykau į paskutinį Kuršių marių perlą, tai Uostadvario švyturį.
Tai yra vienas labiausiai fotogeniškų Lietuvos švyturių, Uostadvario švyturys. Jis yra pastatytas dar 1876 metais. Jis išsiskiria savo 8-kampių raudonų plytų korpusu, dekoruotų žaliomis glazūruotomis plytomis. Viduje spiraliniai betoniniai laiptai vedantis į apžvalgos aikštelę, iš kurios atsiveria kvapą gniaužiantis vaizdai, į Minijos žiotis ir Atmatos upę. Tai jeigu nori ne tik gražių kadrų, bet ir pajausti Nemuno deltos dvasią, Uostadvaris yra privalomas sustojimas, jeigu tu keliauji taip kaip aš po Kuršių marių regioną. Taip pat ir be šio švyturio pramogų yra kitokių pramogų. Yra uostas, yra laivai, su kuriais galima tiesiog nuplaukti į Nidą ar šiaip paiškilaut. Irgi labai gražus uostas, laivų nuoma. Tai va, superinė vieta jūsų išvykoms. Ir sakau, jeigu keliaujat po Kuršių marių regioną, tai vat galit irgi atvykti čia, išsinuomot laivelį, užsisakyti ekskursiją. A few moments later. Ir štai kelionės kulminacija, užbaigiau ją legendiniai Šišos valgyklai, kuri yra Šilutėj, kur kepsnys toks, kad net paukščiai šventės rago sugrįžtų paragauti. Kur sriuba ne tik sušildo, bet ir primena, kad paprasti dalykai dažniausiai būna patys geriausiai. Ir kaip kelionės pabaiga, pati geriausia, taip ir valgykla buvo pati geriausia. Jeigu dar nebuvo čia, važiuokit, jeigu buvot, sugrįžkit. Aš sakau, iki kitų nuotykių, iki kitų kelionių. Ir jeigu patiko šitas video, paspausk like, paspausk subscribe ir susitiksim per kitus video. Ate.